Nu žiūrėk, čia yra darbuotojas somo.lt. Jisai turi UAB Vanduo Marse savo priskirtą dalyką. Aš ateinu kaip super adminas ir matau, nueinu į dokumentai, va šitas dokumentas, biuro įranga, sveikatos Axis Auto. Šitas dokumentas priskirtas Axis Auto. Nu ir dokumentų grupiai saugos ir sveikatos instrukcijos. Tai jeigu aš nueinu į dokumentų grupės, saugos ir sveikatos instrukcijos, va čia, va, ne. Tai vadinasi, aš šitą editinu ir čia jisai yra UAB mėslitai priskirtas. Bet tai gaunasi, mėslita ir Axis Industries. Bet aš nueinu į mano dokumentai ir aš matau tuos dokumentus, nors šitas mano darbuotojas yra priskirtas Vanduo Marse. Tai vat nežinau, ar čia nuo seniai kažkada buvo pasirašyta jau, žinai, jau kažkur priskirta ir nedingo, bet aš kaip įsivaizduoju, taip, nueinu į dokumentai, žiūrėk, biuro vat šitas, jeigu paeditinu, ne, X padarau, tai šičia jis ir atsiranda. Tai vadinasi, tai yra realiai Axis Industries, Axis Auto įmonės dokumentas, kuris matosi Vanduo Marse. Tai vat, kaip pasakyt, palieku aš tos iksus, gal tada pasimatys, kaip kas yra. Tai vat aš nežinau, kaip šitą praspręs, net kaip šitą užrašyti. Nes čia gal tiesiog, kad dokumentai, kurie jau nebepriskirti tam vartotojui, jie turi dingti. Čia gal taip visgi yra, nes jis jau susipažinęs. Gal dėl to, o gal ne dėl to, o gal čia kažkoks, ta prasme, liekana, gal jam jie buvo, gal tas useris, pavyzdžiui, žinai, pakeitė įmonę jam rankomis super adminas ir liko, žinai, senos įmonės priskirta ir dabar naujos. Bet kokiu atveju čia kažkur kažkokia klaida yra, nesuėjimas.